įsijungiau Jasiukevičiaus sieną. Nesu matęs nei vieno sėkmingo kairiųjų pažiūrų žmogaus, kažkokia nevykėlių ideologija, kurva, okei. Įmetė šitą. Žalimas yra kairiųjų pažiūrų žmogus, mes tūkstančius turim, bet o čia yra tikras protinis genijus tiesiog. Aš norėjau pažiūrėti, ką jis apie karybą gal kalba ir panašiai, ir pirmą postą, kurį pamačiau, nes pagrindėjęs vis tiek, nu, sakau, Jasiukevičius turbūt yra vienas iš tų gerų pavyzdžių, kur tu gali išmanyti temą, bet nereiškia, kad tu protingas žmogus esi. Ir tu gali išmanyti apie gynybą, tai yra jo praktika. Jeigu norim nustatyti, ar žmogus protingas, pirmas dalykas, ką turim padaryti, atmesti jo profesiją ar darbą. Nes jo profesija darbas dabar yra karyba. Jis čia ir išmano viską. Bet tada, jeigu reikia kalbėti apie ideologijas, ar logiką, ar racionalę, ar tiesiog braindedas visiškas, bet vėlgi, mes tą žinom. Ne veltui eina ir neredaguota, su Sinicom ten visom tam burbulė bendrauja. Visi visiškai atsilūpė, jų ideologija visiškai atsilūpus, nelogiška, nežino nei kaip faktus tikrinti, nei kaip informaciją atsirinkti, nei kaip kritiškai ją vertinti. Tiesiog. Bet, vat, ne, yra kaip yra. Yra kaip yra. O apie gynybą jo, ką jis rašo, man aš tik to įsijungiu, tikrai ne filosofinių išmąstymų iš šito durnelio, bet nebuvau matęs, girdėjęs, bet pasirodo yra ne tik elektromobiliai, bet ir elektrošautuvai, preciziniam šaudimui turėtų būti efektyvus sprendimas, mažiau judančių detalių, mažesnė paklusomybė, tik vėl turbūt vienas, aš nežinau apie ką čia. Ukrainos šaltiniai šiandien pranešė apie dar vieną gerųjų dronų vizitą pelkėse. Vėl ten, kur nekestam žinoji liepsna. Šį kartą patikė dronų eskadrilės skrydžio trajektoriją, lygiai tokia, kaip aš patikiu po viso dronų incidento. Planė Jasiukevičius iš vis apie tą droną, kur čia įskrido, kur paskui paaiškėjo, kad ten ukrainiečių dronas, kai jisai ten pasakojo, kad čia iš tikrųjų negalėjo būti ukrainiečių ar kažkoks ten, ir jo ten teorija iš vis buvo, kad ten dronas kažkoks žvalgybiniam tikslam testuoti mūsų apsaugos sistemą, kur visiškas, man atrodo, klydesys buvo. Aš nežinau. Kaip be būtų. Aš apie Jasiukevičių, jo, man atrodo, esu padaręs ne vieną video. Tai čia apie Jasiukevičius palieka, ne, praeities praeities gal blemba, kaip man rasti? Jo, aš praeities žvalgui labiau vadinu. Pavyzdžiui, va tas senas video irgi jau. Ir tada pažiūrėjau, kur buvo neredaguota laidoj, vat, praeities žvalgas nėra patikimas informacijos šaltinis. Ir čia yra tiesiog tiksliausias apibūdinimas. Jo, keletas dar video buvo jo. Tiksliausias to žmogaus apibūdinimas. Nes čia vat buvo, klausaus aš jo tos Twitterio propagandos prasismelktos pasaulėžiūros, kuris ten pirmą kartą išgirdęs sudėtingesnius konceptus, dabar savo pasaulėžiūros dalim padaro. Bet čia aš literaliai, man atrodo, šitą dar mes turėjau drauguose Jūsi, jam prašiau dėl tiesiog klėdėsio, kuris pasakė praeities žvalgas. Tai susisiekė, paklausė, jo, tiesiog nusišnekėjo, ne taip pasakė. Nu bet jo, aš tą ir galvoju, nu, ir čia aš vieną prigavau tiesiog šitaip, čia nesąmonė pasakė, aš net neprisimenu, apie kokį dalyką čia kalbėjom. Bet ištisai tiesiog, politikai, jie nieko nežino, blet, apie nieką, kas nesusijęs su jų ta blet karyba. Ir kai tikrai kažkokio kritinio mąstymo ar tos episteminės praktikos to nėra. To tiesiog nėra. Ir tai nėra patikimi informacijos šaltiniai. Ir čia yra liūdniausia. Bet vėlgi, kaip visuomenė mes turime suprasti, kur kieno stiprus brožai ir panašiai. Nes vat jeigu mums reiktų ginti Lietuvą, nes mus pultų, tai jo, Jasiukevičių, Kasčiūną, žinai, imam pačius pirmus ir jų informacijos reikia ir visko. Bet kai mums reikia kalbėti apie ideologijas, ar blet migrantus, ar politiką iš viso, tai yra žmonės, kurie būtų balsavę už Trumpą, kurie būtų demokratijai išbalsavę, nes jie net nesupranta, kad Trumpas yra antidemokratiškas. Jie net nesupranta kairieji, kad dabar realiai žmonės su normaliai ideologija, kuri nėra Putino ideologija. Ir va tokius klėdėsius rašo. Ten paklausis jų ten apie Trumpo organizuojamą protestą, tuščiom akim, tai yra perversmą organizuojama, tuščiom akim mirksi, nieks net nežinojo apie tai, nes jie nežino, kaip informaciją iš vis tikrinti ar atsirinkti. Tai sakau, vat, informaciniam burbulė nuskendi ir tas yra liūdna.
nes galų gale apie karybą tą pačią turi kaip ir gerų idėjų ir, nu, teisingos informacijos. Bet ar mes jo klausyti turėtumėm apskritai tada, kai tai nėra patikimas informacijos šaltinis? Tada išleis video, kur nusiklėdės kažką, nes mes matom, kad gali vis dėlto žiauriai nepataikyti net faktinę informaciją. Ir va čia turbūt didžiausia tokia priešprieša yra, kur žmogus kaip ir nusimano ir viską, reikia ekspertizės, bet turbūt tada vienas iš balsų turi būti, nes ne paskutinis žmogus sprendimo priminėjantis. Bet nežinau, sudėtinga tokius žmonės vertint, bet kad jų, kai iš čia stumia kažką ant ideologijos, seniau, ne tau tikrai su tokiu proteliu apie ideologijas, blėt, kalbėti, jau pakankamai klausiausi apie jų tas ideologijas, magatardai. Turbūt blogiausia, labiausiai supūs ideologija, kuri turbūt žmoniai labiausiai kainavo ir kainuoja dabar. Ir šitas Irano karai ir Putino karai, jie yra ant tos ideologijos pastatytos. Tos krikščioniškų vertybių, be kritinio mąstymo, kurios ir priveda prie konfliktų nesprendimo arba įzombintų žmonių, kuriem tu tada, nežinau, to militaristinio irgi požiūrio, irgi, kad taip sprendimus reikia visus spręsti, bet, aišku, tą pasakius, ta radikali kairė irgi daina iki absurdų, tai čia, bet kaltinti kairę ideologiją ir dar taip parašyti, kad ten sėkmingo žmogaus nematęs, tu braindedas esi seniuk, gerai viskas baigiau rantint. Ukrainoje yra oro gynybos keli ešalonai, pats paskutinysis ir artimiausias ešalonas jau prie saugomų objektų, tai yra 50 kalas, vadinamas populiariai. Ir beje bet kuris žmogus, kuris galvoja, kad Sinica nėra marginalas visiškas ir jo neįvardina kaip visiško marginalo, iškart turėtų būti diskvalifikuotas iš bet kokio pokalbio apie politiką ar pažiūras. Nes ten draugeliai jie visi, podcastai eina geri draugeliai ir jie nesupranta, kad Sinica, gal jis turi kažkokią vieną kitą nuomonę kažkokią, bet jis nėra radikalas, ten visiškas išprotėjęs radikalas. Ir marginalas. Ir melagis, bet 50 kalibro kulkosvaidis. Kulkosvaidis ant pika. Beje, šiandieną su man atrodo Sinicos mamą susipikau Facebook'e. Aš nejuokauju. Aš parašiau komentarą po vienu iš tų po Sinicos postų ir man atrašė ten keletą žmonių, aš mėginau į diskusijas kviesti. Ir Sinicienė Genovaitė man atrašė, man atrodo, aš nepamenu, ar būtent ją irgi papaustinau tą savo kontaktą, pasirodo ten Sinicos mama, tai tiesiog nuostabu yra. Ir aš gal 10 žmonių ten pakalbinau, užkabinau, mėginau ten vėl diskusiją kviesti. Aišku, pamiršk diskusiją. Diskusijas net neįmanomas tai žmonėm, ten aš net nežinau, mėginu toliau, bet ten tragedija, bet nei vieno rišlaus sakinio, ten visiški zombiai, ten Sinica palaiko išplautom smegenim, ten religiniai kažkokie fanatikai, aš nežinau, ten visą pasaulėžą susirėma ir visos ten jų teisybės pradėjo klėdėti apie pasaulio sutvėrimą ir kad čia yra faktai, ką reiškia žodis šeima, čia yra kažkoks objektyvus visatos faktas, iš zombiai, tiesiog zombiai. Bet ne. Mamas tapadovai googlino, aš tą ir sakau, kad liktais googlino ten mamą liktais, nežinau. Tapo uždėtas termovizorius yra ekranas, kurio ten yra treniruokliai specialūs padaryti, kad per tą užvedimą, sekimą pagal greitį būtų galima. Ar jo jokingiausia būna, kai žmogus pasako, parodė savo kultūrą ir kaip tau diskusija neprimtina ir kaip leftistai negali diskutuoti. Literaliai aš pakviečiu tą žmogų diskutuoti ir jis niekada neteina. Ir jis visą laiką lavina, kaip kažkas kitas naikina diskusiją, jūs naikina diskusiją, nes jūs niekada nediskutuojat. Bet jie pertupinėt, kad tą supras. Tiesiog neįmanoma ten. Numušinėt. Sekantis ešalonas jau oro gynybos, kuris yra toliau nuo objektų, jau kur patys dronai skrenda truputėlį aukščiau, tai yra pats populiariausias ir dabar... Ir beje, bet kuriam Jasiukevičiui, Sinicai, bet kuriam iš jūsų degradai. Aš tą kairėje kabutėse, ką jūs tą bevadintume, tą ideologiją, bet kada apginčiau, kad yra geresnė ideologija. Vertybės geresnės negu krikščioniškos, bet kada apginčiau. Ir aš priešingai negu jūs, komentarų rašytojai, Discordas atviras, numeris telefono viešas. Taip kad, ateikit ir parodykit savo belenkokį intelekto galybę, kuri sako, kad krikščioniškos vertybės yra geresnės ir jūs geriau suprantat, ką reiškia šeima. Visi iki vieno jūs esat protiškai neįgalus, gerai, ir aš už tų žodžių stoviu ir jos galiu apginti diskusijai. Tai prisijunkite į diskusiją ir pažiūrėsim.